Čia parodysime, kaip naudojant programą Sync Backup pasidaryti visų savo tinklapio failų atsarginę kopiją. Pasileidžiame Sync Back programą. Čia matote labai daug įvairiausių profilių, kuriuos aš naudoju įvairiems failų atsarginių kopijų darimo tikslams. Mes sukurkime naują profilį. Spaudžiam mygtuką New, pasirenkam punktą Backup, suteikiam profiliui pavadinimą. Taip, iš karto spaudžiame mygtuką Expert, pereinam į kortelę Advanced, pažymime sekančius punktus. Pereinam į kortelę FTP. Įvedę FTP prisijungimo duomenis spaudžiame mygtuką Test FTP Settings. Pranešimas išvedamas, kad pavyko prisijungti. Dabar nurodykime aplankalą savo kompiuteryje, kuriame išsaugosime savo tinklapio failus. Taigi aš savo tinklapio failus išsaugosiu C diske, aplankę pavadinimu Joomla 123. Čia įrašyti reikia kelią iki savo tinklapio. Spaudžiam OK. Mūsų prašo, programa bandys prisijungti prie nurodyto aplanko. Spaudžiam mygtuką Yes, jeigu neišvedamas joks pranešimas, reiškia prisijungimas sėkmingai pavyko. Pažymėkime naujai sukurtą profilį ir sukurkime jam tvarkaraštį, užduotį vadinamą, kur galima nustatyti, kuriuo laiku jisai automatiškai pats pasileis ir mums nereikės jo paleidinėti rankiniu būdu. Nustatykime, kad tinklapio failų atsarginės kopijos darymą darysim 23 valandą. Spauskim OK. Taigi, kiekvieną vakarą 23 valandą vakaro programa pati paleis atsarginių failų kopijų darymą. Kad įsitikintume, ar viską tinkamai padarėme, šiek tiek pakeiskime šitą profilį, kad tuoj pat galėtume patikrinti rezultatus. Šitame šakninėme aplanke jūsų tinklapį yra labai daug antrinių aplankų, kuriuose yra labai daug failų. Todėl mes nurodysime šiuo metu, kad norime padaryti atsarginę kopiją failų esančių aplanke Download. Tai yra, sumažinam tiesiog aplankų skaičių iki minimumo, kad pamatytume rezultatus. Ar viskas vyksta teisingai. Spaudžiame mygtuką Run. Programa mums parodo, kad aplanke Download esančiam jūsų tinklapyje yra šie failai, kurių nėra jūsų kompiuteryje. Jeigu paspausite mygtuką Continue Run, bus vykdomas failų perrašymas iš jūsų tinklapio į jūsų kompiuterį. Štai failų perrašymas baigtas ir dabar galime nueiti į atitinkamą aplanką ir įsitikinti, ar iš tikrųjų failai yra ten. Kaip matome, prieš tai buvusiam tuščiam aplanke dabar atsirado failai iš aplanko Download. Ištrinsiu juos ir grįžkime į programą, pakeiskime
dar kartą profilį, kad nepamirštume, jog atsarginę kopiją norime daryti visų failų, ne tik esančių aplankė download. Viskas.